Į įvykius pradeda kištis armija. 6 koviniai šarvuočiai su mūšiui parengtais ginklais apsupa Vilniaus televizijos bokštą, iš kurio Lietuvos televizija transliuoja savo programas. Tuo pat metu Vilniaus, Kauno, kitų Lietuvos miestų gatvėmis pradeda važinėti kovinė technika. Tankai, šarvuočiai, tanketės, sunkvežimiai su ginkluotais kareiviais. SR Sąjungos prezidentas reikalauja, kad Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba tučtuojau pripažintų veikiančią Lietuvoje jo šalies SR Sąjungos konstituciją. Į aukščiausiosios tarybos pirmininko kvietimą ateiti prie parlamento rūmų atsiliepė visa Lietuva. Žmonės atėjo čia ginti ir paremti savo valdžios. Penktadienį, sausio 13-ąją, TSRS desantininkai tęsia savo grobimus. Karinė technika patraukia prie spaudos rūmų. Apie 2 valandą nakties prie Vilniaus televizijos bokšto privažiuoja gausybė karinės technikos. Kareivius pasitiko taiklūs beginkliai žmonės. Beveik tuo pačiu metu nemažesnės karinės pajėgos privažiuoja ir prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato. Aukščiausioje taryboje jau žinojo, kas vyksta. Rūmų viduje esantys savanoriai ruošiasi gintis, jei kariškiai sugalvotų pulti. Iš parlamente esančios improvizuotos televizijos studijos į Lietuvos žmonės kreipėsi Vytautas Landsbergis. Mėly žmonės, tikriausiai netenkame televizijos ir radio. Tai yra skaudus netekimas mūsų padėtyje ir mūsų kovoje, bet tai toli gražu ne viskas. Gali būt, kad jie šiandien to apsiribos, gali būt, kad kasdieną ims po kokį kitą objektą, tačiau Lietuva gyveno be televizijos, išliko, kovojo, išsikovojo nepriklausomybę tada, 18 ir išsikovos vėl. Aš noriu jums pasakyti, kad užsienyje yra Lietuvos vyriausybės ir mano pilnai įgalioti atstovai. Visų pirma, užsienio reikalų ministras Saudargas, taip pat mūsų pasiuntinys Vašingtone Stasys Lozoraitis, yra deputatų ir mes žinome, kad jeigu ir bus neleidžiama vykdyti valdžios, teisėtos valdžios Lietuvoje, parlamentui ir vyriausybei, ji bus atstovaujama pasaulyje kitur. Jokios marionetės Lietuvoje nieko neapgaus. Niekas neturi vykdyti jų įsakymų ir dalyvauti jų kokioje nors valdžioje. Po kelių minučių milijonai televizijos žiūrovų savo ekranuose pamatė štai tokį vaizdą. Tai buvo paskutiniai Lietuvos televizijos kadrai. Respublikos parlamente nežinomybė, puls ar nepuls kareiviai rūmų. Vytauto Landsbergio kabinete be perstojo skamba telefonai. Žmonės, susirinkę į nepriklausomybės aikštę, meldžiasi. Nors Vytautas Landsbergis ir kreipėsi į minią sakydamas, jog Lietuvai reikalingos ne aukos, o liudininkai, niekas nesiskirsto. Aušo krūvinojo sekmadienio rytas. Į aikštę plūstelėjo dar daugiau žmonių. Iš netoliese esančios statybos nešamos statybinės medžiagos. Aplink rūmus auga barikados.
Lietuvoje gedulas. Dieną ir naktį šimtai tūkstančių žmonių su vainikais ir gėlėmis kantriai stovi akimis neplėpiamose eilėse, kad atiduotų pagarbą žuvusiems. Gedi ne tik lietuviai. Tai visų Lietuvoje gyvenančių tautų tragedija.